Labas vakaras, mėly žiūrovai, eteryje laida Miesto savaitė. Šį kartą mūsų laidoje Šiaulių miesto mero pavaduotoja Daiva Matonė. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausiai laidoje norėčiau, kad mes pakalbėtumėm pakankamai aktualių klausimų. Šiauliuose jau įsibėgėja šildymo sezonas. Ir iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kaip miestas pasiruošęs ir kaip sparčiai šilumos tiekėjai gali prijungti, liaudiškai paprastai tariant, paleisti šilumą, įjungti šildymą daugiabučiams namams, biudžetinėms organizacijoms, įstaigoms, sveikatos mokymo. Tai iš tikrųjų smagu pasidžiaugti, kad jau daugelį namų pradėjo savo šildymo sezoną, bet iš kitos pusės ir galbūt laimėjo tie, kurie ir nepradėjo šildymo sezoną, nes matom, kad dabar bobų vasara ir pranašauja, kad jinai tęsis visą savaitgalį. Tai pagal turimus skaičius mes dar turime Šiaulių mieste nepradėtą šildymą 29 daugiabučiuose gyvenamuose namuose, iš kurių 16 bendrijų dar yra nepristatę parinkties šildymo sezonų aktus, o 13 tiesiog yra paprašę atidėti šildymo sezoną vėlesniam laikui, dėl to, kad taupo truputėlį savo išlaidas. Nelabai kokia situacija su mūsų ta Daukanto gimnazija, kur iki šios dienos mes dar neturėjome paleisto šildymo, todėl kad yra užsitęsę renovacijos, statybos darbai, bet jau yra sutarta, kad tikrai yra pasižadėję rangovai iki lapkričio 5 dienos pabaigti darbus, kad būtų galima ir pradėti paleisti šildymą. O daugiau liktai kažkokių tai didelių nusiskundimų neturim, viskas liktai prasidėjo pakankamai sklandžiai. Ir turiu tik tai dar vieną labai gerą žinią visiems šiauliečiam. Vakar kaip tik bendravau su Šiaulių energijos vadovais, tai jie man tikrai patvirtino ir patikino, kad 16% kaina bus šilumos mažesnė. Tai visą laiką aš irgi vis dar abejojau, bet aišku pasižiūrėsim, kokios bus sąskaitos, bet tikiuosi, kad jos tikrai žmonės turėtų padžiuginti, kad nebus didesnės. Dar grįžtant prie Daukanto gimnazijos pavyzdžio, iš tikrųjų, tokių dalykų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių užsitęsia viešosios paskirties pastatų, šiuo atveju daugiausiai ugdymo įstaigų remonto darbai, ir tiek mokiniams, tiek mokytojams tenka patirti nepatogumų, šiuo atveju vėlgi neįmanoma laiku pradėti šildymo sezono, tai belieka tik tai šioje situacijoje džiaugtis, kad orai dar pakankamai palankus yra tam. Ar yra galimybių kažkaip, kad užbėgti už akių tokiems dalykams iš anksto ir kad nebūtų trikdomas ugdymo procesas ir panašiai? Mes turim pastovę problemą, jau čia ne vienerius metus, kad labai dažnai rangovai mus paveda. Mes džiaugiamės tų mokyklų renovaciją, bet labai nesidžiaugiam, kada jie vėluoja praktiškai 2-3 mėnesius ir vaikai negali normaliai ateiti į mokyklą ir normaliai tiesiog dalyvauti pamokose, nes tiesiog dar vyksta statybos darbai. Tai iš tikrųjų situacija labai sudėtinga, kad tik irgi kalbėjau šituo klausimu su mūsų statybos skyriaus vedėju. Tai ta viešųjų pirkimų visa mūsų sistema arba procedūra, kada laimi mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, pasiūlęs rangovas, kai tuo tarpu ne visada jisai ir turi finansinių pajėgumų, ne visada turi pakankamai darbininkų ir ne visada gali kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas. Bet mes ir su teisininkais jau diskutavom ir šiandien dienai taikome ir delspinigių visą sistemą, kad vėluojantis jie turėtų už tai irgi taip pat sumokėti. Ir tikiuosi, kad vėl rengiant kitus konkursus mes būtinai tai atsižvelgsim ir dar labiau griežtinsim sąlygas, kad šitas vėlavimas būtų tikrai nenaudingas pačiam tiekėjui, pačiam rangovui ir kad jisai neštų dar didesnę atsakomybę. Prieš prasidedant šildymo sezonui, dažnai truputėlį aptariama, kaip ne tik tas pats pasirašymas, bet ir įsiskolinimai šilumos tiekėjams. Iš tiesų, kiek gyventojai yra skolingi, galbūt žinote, šilumos tiekėjams ir kokia skola yra Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų organizacijų? Ar jinai didėja, ar mažėja? Su skolom mes pakankamai neblogai tvarkomės ir labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų skolos palyginus prieš kelis metus, ką mes turėjom Šiaulių energijai, tai turėjom arti 15 milijonų skolą. Šiandien dienai mes turime apie 8 milijonus įsiskolinimą mūsų visų biudžetinių įstaigų, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyksta subalansuoti ir kiek galima pamažinti tą skolinį įsipareigojimą, nors metai taip pat buvo labai sudėtingi ir sunkus. Tikrai mes didelių pajamų neturėjom ir kažkaip tai taip susibalansavę, susimažinę
visas kitas išlaidas, mes sugebėjom ir truputėlį pamažinti skolas. Gyventojai yra skolingi kažkur apie 4 milijonus litų, tai vėl kalbant su direktorium Šiaulių energijos, tai tiesiog skolos yra labai pamažėję per vasarą. Nes yra tokia tendencija, bet čia kiekvienais metais, kada žmonės iš tikrųjų truputėlį turi mažiau išlaidų vasaros metu, jie padengia įsiskolinimą, kuris buvo galbūt to žiemos laikotarpiu. Tai taip pat kažkokios didelės grėsmės nėra ir matom, kad ta situacija tikrai yra pagerėjusi. Nors aišku, būtų gerai, kad visai tų skolų nebūtų, bet taip nėra ir turbūt taip nebus, nes tikrai daugelis žmonių ir neturi tos galimybės ir galbūt ir sakė, kad direktorius daro atidėjimo grafikus, kad yra atsižvelgiama į žmonių finansinę situaciją ir tiesiog sudaromi grafikai, yra sudaromi terminai ir jie ten per metus, per 2 metus gali įsimokėti tą, sakykime, skolą. Kalbant apie šildymo sezoną, apie šildymo efektyvumą, na, tiems namams galbūt lengviau, kurie jau turi atlikę arba dalinę renovaciją arba pilną pastato renovaciją, apšiltinimą, kokiais būdais dar yra galimybių, na, tas energijos sąnaudos išlaidas šildymui mažinti, reguliuoti, koreguoti? Taip, iš tikrųjų mes turime pasirengę visų namų ekonominės analizės kartu su ekonomikos skyriumi ir aš pati kaip ekonomistė analizuoju ir stebiu. Visi daugiabučiai namai Šiaulių miesto yra suskirstyti į 4 grupės ir tiesiog žmonės gali ir internetiniam puslapį tai pažiūrėti. Ir pagal sąnaudas mes matome, kad tikrai yra namų, kurie 10 ar net 15 kartų yra sąnaudos didesnės negu kitų namų. Ir būtent aš inicijavau ir labai džiaugiuosi, kad Šiaulių energija labai tikrai korektiškai pažiūrėjo ir sutiko mums pagelbėti ir padėti tiem namam, kurie sunaudoja labai daug šilumos ir jiem nemokamai yra daromos termovizinės nuotraukos. Tai tiesiog noriu visų taip pat atkreipti daugiabučių namų pirmininkų dėmesį, kad ir toliau pagal planą, kas jūs esate užsiregistravę ir kam nespėjo padaryti termovizinių nuotraukų praeitais metais, padarys šiais metais, bet yra būtina viena sąlyga, kad turi būti minusinė lauko temperatūra, nes kitaip nesimato, ta prasme, to šilumos nuostoliai yra kitaip neužfiksuojami. Taigi iš tikrųjų toliau tęsime ir tikrai padėsiu visiems namam pagalvoti ir paieškoti priemonių, kaip būtų galima dar mažiau sumažinti išlaidą šilumai. Tikiuosi, gal bus nauja valdančioji dauguma, gal bus galimybė pagalvoti apie daugiabučių namų renovacijos programą, kuri, mano manimu, galėtų duoti labai didelę naudą ir didelę paspirtį mūsų bendrijom, sutvarkant tikrai tuos vadinamus kiaurus namus. Nes namai tikrai šiandien dienai, kaip aš matau, tai įsivaizduokit, jeigu yra renovuotas namas, 60-70% šilumos yra sunaudojama mažiau negu nerenovuota. Tai ant kiek yra neefektyvus, ant kiek reiškia mes tiesiog pinigus leidžiame vėjais. Pinigus leidžiame per kiaurus stogus, leidžiame per kiaurus langus ir aš manau, kad tikrai šituo klausimu užsiimsime ir dar tikrai labai nuoširdžiai dirbsime kartu su visom bendrijom. Taip pat pasinaudodama progą labai noriu padėkoti, ką tik įvyko testinės akcijos baigiamasis renginys, akcijos Užžydinti ir švarų Saulės miestą, kur vyksta jau 5 metai iš eilės ir labai džiaugiuosi, kad jau beveik 300 dalyvių, pas mane tai progresyviai auga dalyvių skaičius, gražėja miestas, vakar kaip tik aplankiau, padovanojom pavėsinę vaikų sutrikusių vaikų namam, gal pavadinimą negerai pasakiau, taip pat aplankėm kitas įstaigas ir dar gavau tokį pasižadėjimą, kad ir kitais metais laukia labai daug gražių alpinariumų, gražių darbų, kas bus realizuota mūsų Šiaulių mieste. Visi labai džiaugiasi ir žoliapjovėm, ir vėjapjovėm, ir suoliukais, ir pavėsiniam. Ir tikiuosi, kad kitų metų vėl taip pat planuose yra ta akcija dar didesnė, dar gražesnė ir tikrai tos bendrijos, tie daugiabučiai namai, kurie ypatingai investuos ir toliau padės tvarkyti, puoselėti mūsų Saulės miestą, aš pasistengsiu maksimaliai padėti ir tikrai paremti įvairiom priemonėm. Nes šiandien dienai mes jau turime, man atrodo, per visus 5 metus, nežinau, turbūt arti 100 žoliapių vis dalinė. Tai to labai džiaugiuosi, nes ir matosi rezultatas iš tikrųjų. Kadangi jau kalbame apie gerbuvį prie daugiabučių namų rajonuose, tai iš tiesų Šiaulių miesto savivaldybė prieš kurį laiką savo iniciatyvą, savo lėšomis pastatė keletą naujų vaikų žaidimo aikštelių. Artimiausiu metu Šiaulių miesto
bendruomenės, kurios taip pat gavo tam tikrą finansavimą iš ministerijos, pastatys dar keletą tokių aikštelių. Iš tikrųjų labai smagu, kad aikštelės vaikams vėl Šiauliuose atsiranda, tačiau yra šiokia tokia problema dėl jų išsaugojimo. Kaip miestas iš tikrųjų, ar tų aikštelių skaičius turėtų didėti ir kokių minčių yra dėl jų priežiūros, dėl jų išsaugojimo? Savivaldybė tai demontavo labai daug aikštelių, kažkur apie 200 aikštelių tiesiog buvo demontuota, nes jos buvo, aišku, jau ir nesaugios, ir nelabai ten galėtų vaikučiai kažką tai daryti, nes ten būtų tiesiog nesaugu. Šiandien dienai yra jų pastatytos 6 aikštelės ir dar 6 yra planuose pagal gautą bendruomenių finansavimą ten per socialinę ministeriją, tiesiog dar bus 6 aikštelės. Tai iš viso šiais metais bus pastatyta 12 aikštelių. Bet yra viena labai didelė bėda. Tai aš grįžau iš atostogų, nes nebuvau kelias savaitės, tie rinkimai visokie, tai buvau išvykus, ta prasme, nedarbe, tai grįžau ir pirmadienį, ką pirmiausia paprašiau administracijos, kad man pateiktų planą, kaip tos aikštelės bus prižiūrimos. Ir turiu vakar dienos rezultatus, kad jų viena aikštelė kaip ir nuniokota yra Vilniaus gatvėje. Tai iš principo aš tai manau, kad mes turėsim labai rimtai pagalvoti apie šitų aikštelių priežiūrą, nes yra mūsų turtas, jisai turi būti saugomas. Ir aš pirmiausia galvoju šitaip. Ir galvoju, kad ir į kitų metų planus reikėtų trauktis aktyves bendruomenės, kurios iš tikrųjų yra suinteresuotos, kurios tvarkosi aplinkas, kurios mums ir padės priežiūrą garantuoti, nes aš manau, kad pastatyti prie kiekvienos aikštelės policininko mes nesugebėsim. Reiškia, mums reikia aktyvių bendruomenių ir aktyvių žmonių, kurie mums padėtų. Pavyzdžiui, Klevų 13, kur pastatėm prie Klevų 13 aikštelę, ką tik irgi šiandien bendravau su bendrijos pirmininkė, tai jinai pasakė, Daivutė, viskas tvarkoj, užtikrinsim jums visą priežiūrą, pasistatysim kameras, aš pati tiesiog seksiu, žiūrėsiu ir visą kitą. O kur prie bendrabučių pastatėm aikštelę, ten išvažiuojant, jeigu įsivaizduojat į Kuršėnų pusę, ten praktiškai aikštelė jau yra nuniokota, bet ten nėra aktyvios bendruomenės, kuri mums irgi padėtų. Bet mes ir savo administracijoje nusimatysime atsakingą prižiūrėtoją ir mes galvojam dabar svarstome per paslaugą, yra paslauga, mūsų tiesiog prie švietimo skyriaus yra įsteigta įstaiga, kuri turėtų irgi taip pat šitą priežiūrą vykdyti. Bet mano manimu, mes dar turėtumėm galvoti, ir aš taip mano tokia būtų vizija, kad kiekvienas kiemas turėtų tą vadinamą minimalią infrastruktūrą, tai sakykime supynė, suoliukas, smėlio dėžė, o kvartalais mes darytumėm tas vadinamas jau funkcionalės, tokias didelės ir gražias aikšteles. Ir ten organizuotumėm visą tokią jų rimtą priežiūrą. Nes dabar mes tikrai tuos pinigėlius, mano manimu, kaip aš dabar matau, nelabai efektyviai panaudojam, nes nebuvom labai normaliai susitarę dėl priežiūros. Bet manau, kad ištaisysim ir aš pati inicijuosiu, kad ta priežiūra ir tas turtas būtų maksimaliai saugotas ir kad nebūtų nuniokotas. Tiek šį kartą laidoje Miesto savaitė. Ačiū mero pavaduotojai Daivai Matonienei, kad buvote kartu su mumis. Ačiū. Labai gero vakaro. Sėkmės, viso gero.